Niekada neturėtumėte pamiršti, kad sutikę nepaprastai malonų, atvirą ir nuoširdžiai bendraujantį žmogų, kad tokie žmonės turi ir savo neigiamą pusę. Ir šita pusė lygiaverčiai stipri, kaip ir jų gražioji. Tiesiog šie žmonės sąmoningai pasirenka stovėti šviesoje pusėje, nes išgyvendami asmeninio gyvenimo krizes, sunkias situacijas, lūžius, praradimus, praradę žmonės, susitikę su naujais žmonėmis, jie atėjo iki šio taško. Jie sąmoningai pasirenka būti malonūs, atviri ir nuoširdžiai bendrauti. Tokie žmonės turi labai aukštą savikontrolės lygį, o viena iš jų stipriųjų pusių yra savo silpnybių kontrolė. Ir atminkite, jų kita šešėlinė pusė niekur nedingo, nemirė, tik miega, snaudžia savo ramiai. Ir dėl šios priežasties, būtent dėl šios priežasties niekada neturėtumėte vartotojiškai žiūrėti į jų gerumą, atvirumą ir geranoriškumą, nes tai jums gali labai brangiai kainuoti. Tokie žmonės gali jūs labai skaudžiai skaudinti, todėl jums nereikėtų žadinti juose esančio žvėries, arba, kaip sako mano sesuo astrofizikė Edita, skaičiai kalba visada, nerodykite carui arba magui špygos, nes jis jūs gali paversti pilka pelyte.